Labas bičiuliai. Pirmiausia, kol dar nepersikėlėm į kaip sakant, naują epizodą, naują video, noriu truputį, kaip sakyt, pareklamuoti, anonsuoti varžybas. Ateinantį sekmadienį, sausio 25, Zelvos ežere, ten, kaip sakant, šalia Vievio, vyks inkiliuko spinigavimo taurė. Esmė tame, kad, lydekos, ešeriai, viskas tik su spinigėliu. Lizgutės, balancyrai, vaibukai, vibukai ir taip toliau. Tai visus kviečiu, visus norinčius kviečiu dalyvauti ir Deivukas pažadėjo, kad bus bele kaip. Pasižymėkit tą datą, o dabar kelkimės į naują epizodą. Nu ką, bičiuliai, ką jūs tokį gražų rytą, šeštadienį, mes va su Marinu, ten Marius sėdi, kaip sakant, išlėkėm truputį pasižmonėt į pajūrį, į visiems gerai pažįstamą vietą, kaip pasakyt, iš vieno kolchozėlio į kitą. 8 ryto. Dar saulė net nepatikėjus, kažkas į darbą, kažkas jau ant ledo. Va, -10. Žiūrėsim, kas čia bus vėlgi. Greičiausiai tema, negreičiausiai tema bez matilka, aišku, turim ir matiliukų, nes čia nežinia kaip ta pajūrio žuvis. Tai va tokie reikaliukai. Nuo ryto, kaip sakyt, prasileidau ankelius. Pamiršau, čia yra minusas. Teks gaudyti, kaip sakant, susiliet su minė ir gaudyti nuo dėžės turbūt, nors taip nemoku. Bandom gręžti. Pirmą sekėtės ir žiūrėti, kas čia bus. Bus smagu greičiausiai. Kokį pagavai? 105, ten pagavo tas. Poliana. Imsiu dėžę, supranti, ant dėžės gaudysi. Ką? Nuo dėžės gaudysiu. Matau. Ne. Kol kas ramuma. Bet tai srovės visai nesijaučia jokios. Praktiškai stovinčius vanduo. Ką, bičiuliai, taip va. Valandykė nekibimo, Marinas 2, aš ne vieno, net kibimo neturėjau. Kybo vakar, sako, ir kibs rytoj. Dabar reiks rytoj vėl važiuoti, girdė antrą dieną išėlės, kad pataikyt, arba pirmadienį. Žinai, kur reikia? Girdi? Tavai, vailelių namus reikia, kur?
Aha, bičiuliai, pirma žuvis. Ir aišku, man mažiukas būtinai. Nepraėjo nei, kaip sakau, nors praėjo 2 valandas. 2 tušti kibimai. Ne. Tokia ta, kaip pasakyti, Eldoradas Klaipėdos. Dar vienas aukštai. Kaip pasakyti, bičiuliai, tokie kaip visi. Garažus, bet nedideli. Vat kaip jums, o čia normalesnis kolchozėlis, bičiuliai, čia normalesnis jau. Čia jau tik reikia žiūrėti, kad kas kojas nepragręžtų. Nors nieks negrėžia, visi žvejoja. Visiems kimba, visi laimingi, tik tai ne man. Nu, bet gal kažkokią tai temą rasim. O, ir dar kibimas buvo. Auksinė kiti iškart, bičiuliai, 3 kibimas. O tai kur tas 3? To mes, bičiuliai, cinkelį pagausim. O. Jau didesnis. Praktiškai pusę keptuvės jau turiu. Jau kelionė beveik atsipirkus. 200 km vieną pusę. Nu, gražiai aš čia duodu, ne? Kaip vietinis užsimaskavęs, bičiulis, sėdžiu ant dėžės po kapišonu. Niekas nieko nemato, niekas nieko negirdi. Kur dar? Ką? Nu tai taip. Tai va ten, sakau, ryte matėsi ryte tokių. Jų yra, žinai, gal sujudės. Jo. O tu pinkutę dedi dar prie tos, prie matylį? Aš dėjau didesnį masą.
užlenkė bičiuliai. Bet gražus, bet nelabai dideli. Ai, smagumas, bičiuliai, smagumas pasėdėti tokiam kolchozėlį. Visi kažką būrė, gręžia, daro, ryša. Sakykim, pagal tankumą tai tankiau negu Nevėžio duobė. Aišku, čia truputį plotą mažiau, 20 metrų. Nepapuolė ne vieno normalesnio. Čia tokie. O radau bičiuliai auksinę eketę. O čia tai auksinė eketė. 5. 2 kiaušinių keptuvės klydina jau bus. Kaip padaryti, kad neužimtų eketės, bičiuliai. O taip. Gal nieks nepatrauks eketės. Tai yra dėžės nuo eketės ir neatsisės. Konkurencija. O džioplis, bičiuliai. 6 kibimas į tą pramazinti. Nuskanavo. Nu, čia bičiuliai, vienas kitas čia yra nedickas, bet kažkas tai judesėlis. O, tu pužiokė. Nuskandint balalaiką dar. Visai bus gražu. Gražesnis draugiški. Nu, bičiuliai. Aš ką tai biškį pradedu užčiopti. Pradedu pabiškį susikalbėti su jais. Sunkiai, bet... Sunkiai, bet...
juos paleisi visus. Tokie visai. Visais grabus, bičiuliai, galiu pasakyti. Jo, man pradeda po truputį, kaip sakant, šypsena veidė atsirast. Motyvacija. Visi tik traukia. O, jau matyt, atsibodu keliauni. Pažymėti eketę su šnieku. Dar vienas. O, gražesnis. Šiek gražesnių padavė. Gražesnis, vėl kažkas tai jau čia jau aš po biškį, man jau čia pradeda patikti tokie jau pradeda patikti. Biškį mažiau garbailiai kabintųsi, nesinori mėti tą meškerytę, čia gali kolegai paskui kaktą pataikyti. Tenka taip. Taip ilgai, bičiuliai, reikėjo. Taip ilgai reikėjo duoti. Ir gražus. O, koks lopatynis. O, koks lopatynis.
Toks lapatinis. Yra ir gražesnių. Darbo dienom tenka į darbą eit. Va, kas yra vienas niuansas toksai. Buvo momentas, tai visai taip gražiai kando. Paskui momentas buvo tuščias kibimas, tuščias. Nueina visą laiką didžiausia. Per greitai, reikia apduoti. Ja, būna čia. O tai kokie didžiausi papuolė? Puskilio kokia? Pusės kilo didžiausias. 400 pm gramai, tokie 400-300. Nu 30 cm, žinai, trimkelį. Vienas geras. Palaikiau. Ir po čia, toj vietoj puskilį, kai traukiu, žinai, neįnas, vėl prikėliu prie kities, jis man vėl valo. Koks 3-5 domai. Yra va čia kažkur. Bet pasakyk, kad jau galvojau pusę kilo traukia taip ilgai. 0,8 balo, žinai. Na. Bijai plėšti. Tai su 0,8 kaip tik čia plėšt gali. Aš su tokiais storais nepratęs. Aš va 0,8 dabar užsidėjęs. Taip tai 0,6 pagrindė visą laiką. Kur tą valą tokį ploną gauni? Ta prasme, tai ką, negi pas jūs Klaipėdoj yra kiek nori. Ne, ką žinau, šviesus matydavau 0,8, kad plonesnių kažkokių. O tai ką pasimylių fišonė nėra, taigi turėtų kolmikų tų visokių turi. Ką daryti? Na va. Reikia dėžę šiandien žioplys, ankelius pamiršau viską, tai kaip... Ankelius pat gaminė, ne? Ne, pas Deivį. Yra ir gražesnių. O tai ką aš... Iš kur? Pas mus nėra, dar negaudau. Bet gal kada nors jau reiktų, žinai, pabandyti, jau visi spaudžia mane. Tai pamėginti, negauti. Nu, tai... Spaudžia. Šitą lygą, kai pasėda, jau pasėda. Atvirai pasakius, turiu netgi 3 blizgas. Nusipirkęs, bet dar neišpakuotos, tai... Gal, žinai. Papuliu dabar ant ledo čia visą. Liepų ir čia. Gal ten nenurinko. Arba kiesiu pulti. Vienas kitas ir gražesnis.
Dar vienas. Ir balalaikos negali mest, kad žmogui į kaktą nepataikytum. Viskas labai turi viską atsargiai daryti. Apsidairant. Vis tiek. Taip atsargiai ir dar visai. Ne vis... Nu, aš toksai. Kutelės. Все. Sektorius užimtas. Kur, nu, kažkaip nagus pradėjo grėbti. O, va čia lunkė, ja. Čia 200 pemla. O čia tai viedras. O čia tai viedras. Kiek čia bus? Eiktų savo mano 49 tai telpa. Nu, jam net nuplėšė man. Man kol kas nedrįsta niekas plėšti. Va šitoj lunkiai bandysiu, Vlad. Čia tai lunkė. Ne? Kiek čia? 300, ja girdi, 300. Truputį gražesnių padavė, bičiuliai, vėl. Momentais buvau nusimušęs biškino taką, dabar vėl liktai jau ant takučio grįžau. Truputį laisviau pasidarė, jau visi, kaip sakyt, didžioji dalis, nu ne didžioji dalis, daug kas, kaip sakant, iki pietų ir namo prisigaudė, sau laimingi namo. O mes kaip alkaniausi su Marėnu, tai truputį pabūsim. Gal dar užeis ir didelių kokių, ne? Kaip galvojate. Aišku, ne tokių, bet... Čia yra, bičiuliai, čia yra. Sakant, veiksmas vyksta. Kopūstiniai. Rūkyklėlė vėl džiaugsis. Tiesat, kas liečia rūkyklėlę, irgi po paskutinio video, ten iš Nevėžio duobės irgi tokių komentarų. Aišku, ten daugiau komentarai gal tų, kurie, nežinau, nežvejoja arba taip, nu. Ir jie aplamai dažnas toks būna, kad ką tu darai su tais ešeriukais piršto dydžio. Pirmiausia, tai ne piršto dydžio. O kitas dalykas, nu, kaip sakant, blėt, tai juk valgau, rūkau, kepu, nu, aš didelius paleidžiu, kurių nepagaunu. O maži, va tokie pats ta 100, 105, 200, nu, tarkim, jeigu kept, patys tie. Atsiminkit, kad kuo mažesnis ešeriukas, to jis lengviau nusiskuta, jeigu skust. Ten rūkytai galbūt didesnį galima. Nes kuo didesnis ešerys, to sunkiau jį išdarot. O tokie, va. Nu, patys tie. Tokie patys tie. Nu, po truputį, sakant, visai jau gerai. Nes pradžia buvo tokia kaip ir šiais metais visos žvejybos tokia sunki, kad dabar jau viskas gerai, dabar galima, kaip sakant,
pasimėgauti gera žvejų kompanija ir gerų kibimų, ne? Oi, sakys Unikas vėl į kolchozą, kolchoznikas. Nu, kaip sakant, kiekvieno reikalas, bičiuliai, kur jam gaudyt ir ką jam gaudyt. Aš rinkosiu tas vietas, kur kimba. Nepagautai, žinot, man per brangus laikas, kad ten kažkur bandyt, nu kaip sakyt, ieškotos vienos žuvies ten didelės ar dar kažkaip. Neturiu aš tokių galimybių. Tai renkuosi tokias, kur truputį žmonių būna, bet ir žuvies. Argi nedailus ešeriokai. Gerai tiem klaipėdiečiam. Gražios žuvies turi, gražių upių, gamta, gamta graži. Viskas super duper. Oi, seniai bičiuliai, turbūt gal kokie 5, daugiau 8 metai, kaip aš nebuvau nuo ledo Žemaitijai. Tarp kitko, Danutei tai ir negaudęs, pirmą kartą gaudau nuo ledo. Pas mus tai nelabai to ledo būna, pliusas O tai, pasiūnis ten labiau. bet pas mumis nėra žuvies už tai. O, čia biškė. Šilys paės. Taip, bičiuliai. Kur ryte pradėjom, taip baigiam. Nusifotkinom žuvį. Iš tikrųjų, rytas kaip visąlaik žiauriai sunkus buvo, bet paskui po truputį įsivažiavam pas mane mažesnim, Varėnas užtaikė biškį geresnių, o šiaip va, žmonių nebeliko jau, praktiškai paskutiniai. Tai va toks mūsų apsilankimas uostamiestyje. Visai nieko. Visai galima sakyti nieko. Taip, bičiuliai, o kas dažiūrėjot iki čia, šaunuoliai jūs, tai dabar trumpai persikelsim į snarglio traukimo varžybas, ne, persikelsim į studiją ir kaip ir minėjau praeitą kartą, kad kažkuriam tai vienam pralošim avižėlių, nu, dėžutę avižėliams, ne avižėlių dėžutę. Tai keliamės tenai ir galbūt netgi dar kažkam kažką padovanosiu. Tai kol kas tiek ir susitiksim kitom video. Iki. Taip, bičiuliai, sveiki atvykę į mano kuklę studiją ir kaip ir minėjau per video iš Nevėžio duobės, kad vienam iš jūsų parašusiem gražų komentarą, adekvatų, normalų komentarą padovanosiu štai tokią dėžutę atspausdintą su 3D spausdintuvu. Bičiulis bando daryti kažką tokio, vat, kam aktualu informacija po video bus. Ir vėlgi pagalvojau, kad nebūtų taip kažkaip vien tik tuščia dėžutė, tai štai tokias 3. Ne 3, tiksliau 3 be masalės, 2 egzotinės avižėlės dadėjau, kad nebūtų tuščiai. Taip, žiūrim, ką mes turim išjungti atsakymus, nes atsakymai pagrindė mano. Gerai. Ir 3, 2, 1 ir važiuojam. Sakau, 3, 2, 1 ir važiuojam. Vat, žioplys. Gerai, 70 komentarų. Nu, ir dar sykį. 3, 2, 1 ir Valdas Aidukas. Valdas Aidukas 903. Geras video, man kaip pradedančiam žvejui labai patiko. Noriu tokios dėžutės, tai Valdai sveikinu. Dėžutė tavo, susisiek su manim per Messengerį ar
Instagramą, susitarsim, kaip tau išsiųsti. O visiems kitiems, kaip sakant, neižvyno ir siekit, žiūrėkit video, tikrai dar ne paskutinis žaidimėlis. Iki.